Tai sveiki susirinkę visi tokią gražią dieną čia Žagarės aikštėje. Ir dabar norėčiau trumpai kai ką jums pasakyti. Praeitis testamentą parašė, o testamente ne viena pavardė. Ten visų žagariečių pavardės. O kodėl ten mano arba jūsų pavardė? Aš nei praeities giminaitis, nei krikšto sūnus, anei tu. Bet paliko, lyg dovana, pro kaminą įmetė, o praeitis nei sausainio nepačiupo. Paliko palikimą praeitis dabarčiai. Ir ką dabar su tuo palikimu mums daryti? Kas tie Tudorai, kas tas modernizmas? Nežinau, bet nesinorėtų vėjais iššvaistyti, kad jau paveldėjau, tai jau paveldėjau. Gal dar ir vaikui paliksiu, o tas dar gal dar kitam. O praeitis, jinai nedurna. Jei paliko, tai vadinasi su tikslu į testamentą įrašė pavardę mano ir jūsų. Kas palikta, tas kasdien tau ir lieka, kad nevirstų atlieka. Atliek, paklausyk, ką testamento aiškintojai, ką kultūros paveldo specialistai kalbės. Kalbėk ir tu, tai tau įteiktas palikimas. Tai smagu, mėlėjai, kad jūs palikimo sergėtojus susitikome mes visi čia Žagarės centre, kur tikriausiai to palikimo ir paveldo tikrai apstu. Esam ypatingoj zonai ir taip simboliškai nusprendėm viską pradėti čia, kad pakiltų visgi mūsų vėliava. Ir tą vėliavą kviesiu pakelti tikriausiai 1, 2, 3, gal 4 moteris. Tarkim taip, tai būtų vicemerė Vaida Leknavičienė, kultūros centro direktorė Aistė, visų mūsų projektų autorė Diana ir Regina Leknickienė, kad ir jau nebedirbanti, bet veteranė. Tai taip simboliškai, visiškai paprastai ir atidarėm čia Europos paveldo dienas būtent Žagariai, 2 dienos pilnos renginių, 2 dienos pilnos nežmoniškos informacijos ir 2 dienos pilnos nuostabiausių lektorių. Tad visus iš tikrųjų dabar norėčiau pakviesti į kultūros centrą, ten mes pratęsime mūsų renginį ir ten galbūt pasveikins mūsų visi atvykę. Tad kviečiam visus į kultūros centrą. Ačiū tiems, kurie atėjo. Manau, tai tikrai tie žmonės, kurie paveldas yra labiausiai įdomus ir labiausiai reikalingas. Pradžiai trumpai norėčiau pristatyti mūsų projektą. Tai yra jau tikrai nebe pirmas projektas. Ir šitas projektas apie medinę architektūrą prasidėjo nuo tokio vieno bendraminčių susitikimo, kaip mes Žagarėje norėjom įsteigti medinukų asociaciją. Šitas dalykas dar neįgyvendintas, tačiau yra kur stiebtis, tai galbūt kada nors galėsime ir pasakyti, kad jau ji yra. Tai išgyveno ir COVID laikotarpį ir taip stiebėsi tolyn, pirmyn. Ir šiai dienai mes turime projektą, kuris buvo nekilnojamo paveldo departamento vertintas aukščiausių įvertinimų, 100 balų. Tai turbūt todėl, kad jame ir patys geriausiai specialistai, šiemet ne tik mūsų bičiuliai iš Lietuvos, bet ir nauji, mūsų tikiuosi būsimi draugai iš Kuldigos. O pats projektas apie tokius paprastus ir žemiškus dalykus, apie paveldą. Ir kad žmogui suprast, kad paveldas tai ne tik 2 Žagarių urbanistiniai ir gražūs statiniai, ne tik nuostabusis mūsų dvaro kompleksas, ne apie bažnyčios, bet ir paprasti mediniai namai, ne tie raudonų plytų, kur mūsų labai mylime, bet ir tie kuklus medinukai yra taip pat didžiulis paveldas ir didžiulis turtas. Paveldas tai tai, ką mes galim palikti. Galim palikti po savęs,
kuo gyvens mūsų vaikai, mūsų anūkai, ką jie kartu kurs, ką jie prisimins, ką judėjo. Tai visa tai ir yra paveldas. Tai tikrai labai plati sąvoka. Aš manau, kad šiandien labai daug apie tai kalbės mūsų svečiai. Tai norėčiau ir pristatyti. Tai Rasa Bertašiūtė, architektė, architektūrologė, paveldo specialistė. Nuo 1983 metų dirbanti Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, parašė monografiją Lietuvos sodyba, yra daugelio kitų leidinių apie tradicinę medinę kaimo architektūrą sudarytoja ir bendraautorė, Tarptautinės muziejų tarybos, Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos, Lietuvos nacionalinio komiteto narė. Tai paplokim gerbiamai Rasą. Kęstutis Cikanas, medžio meistrų draugijos vadovas, 5 kategorijos stalius, kaklininkas, įgijęs aukštąjį medienos gaminių technologo ir medienos inžinierijos magistro išsilavinimą, yra atestuotas staliaus dirbinių restauratorius, dėstytojas ir teorinių praktinių mokymų apie medinį kultūros paveldo vedėjas. Ir mūsų svečiai iš Kuldigos, Sintija Vytolinė, Kuldigos savivaldybės paveldo ir senamiesčio specialistė, Karolis Heninč, Kuldigos savivaldybės restauracijos centro restauratorius. Taip pat pas mus šiandien svečiuose Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Tai kviečiam gerbiamą Vaidą. Pasižiūrėjau į darbą. Labą dieną. Tai nieko tokio, čia tik tos raidės pasikeičia ir viskas tas pats. Aš tada jau tokį prisiminimą, mes tiesiog dvi draugės buvom Vaida ir Daiva. Tai mūsų Italijoj visada kartu kviesdavo Vaida Daiva. Paskui po 2 metų sužinom, sako, aš tai kada taip ir neskyriau, ko tie vardai skiriasi, kurį čia esat kūrė. Tai nieko tokio diena. Tai labą dieną visiems dar kartą. Aš labai džiaugiuosi, kad turbūt beveik kiekvienais metais, kai tik paveldo dienos, taip aš esu Žagarėje. Tai tikrai nesvečias. Namiškis. Gerai. Ir aišku, paveldo dienos tai yra to tokia diena, ar keletą dienų būtent skirtos, kai mes bandom giliau pažiūrėti į savo kultūros vertybės, giliau panagrinėti, paanalizuoti, kur mes gyvenam, kas mes esam, kokia mūsų istorija, ką mes saugome ir ką norime palikti kitoms kartoms. Tai aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mūsų rajone yra tiek daug puikių specialistų ir žmonių, kurie kiekvienais metais pasistengia, kad ir pas mus paveldo dienos taip skambiai nugriaudėtų. Tai man visada tokia jungiamoji grandis tarp Joniškio ir Žagarės yra Giedrė, mūsų didžioji žinovė istorijos ir specialistė, mūsų Regina, kuri Joniškyje puoselėja, jau sakė, dabar išėjo pailsėti, bet jinai vis tiek visada su mumis, ir žinoma Žagarė Diana, kuri niekada nestokoja idėjų, minčių projektams ir kiekvienais metais mus nustebina naujais projektais. Ir šiemet pasirinkta tema iš tikrųjų yra labai įdomi. Tai manau, kad visi pasėdėsim, pabūsim kartu ir pasiklausysim specialistų, ekspertų apie medinius namukus ir jų istoriją ir ką mes turime šiai dienai. Labdien! Labadiena. Un Kuldīga piedāvāja kā objektu apskatīt tieši pilsētu būvniecības pieminekli, pašu pilsētu. Un tas nav nemaz nekāds brīnums, jo daudzi, gan bērni, gan pieaugušie Kuldīgas viesi, pat īsti nezin, vai pilsēta pati ir piemineklis vai tikai māja. Un šie pasākumi parasti pulcē kopā ļoti daudz ģimenes ar bērniem un iegūst jaunu pieredzi tieši mantojuma izpratnē. Šodien, iebraucot jūsu pilsētā, es biju patiesi priecīga, cik daudz jūs esat vēl pilsētā saglabājuši senās ēkas. Un mums ir ļoti žēl par mūsu pilsētu Skrundu, jo, diemžēl, viņa ir zaudējusi mantojumu, bet šeit es redzu, jums viss vēl ir priekšā. Ja mēram, teiksim, to iedzīvotāju skaits Kuldīgā, ja šeit mēs skatāmies, ir
tie 10 000 vēl ir rakstīti, tad viņš mainās ļoti strauji. Bet labā ziņa, ka uz labo pusi, uz vairāk iedzīvotājiem. Bet kartē apskatot apkārt, kultūra vēsturiski tieši kā ēkas, pils, muižas, mums vienīgi koncentrējās pilsēta Kuldīga. Un šajā gadījumā tieši dabas mantojums ir miedarbībā ar pilsētniecības pieminekli un ar pilsētas vēsturi. Protams, mums liels vēsturisks pienesums mūsu pilsētai ir tas, ka tieši Kurzemes Zemgales hercogistes laikā pirmais sēdeklis un pirmā hercoga troņa vieta bija tieši Kuldīgas pils. Un nevelti senais nosaukums skan Goldingen, un šis arī bija mūsu UNESCO nominācijas viens no atslēgas vārdiem, ar kuriem mēs ieguvām šo īpašo vērtību pasaulē. Un lūk, viena un tā pati ēka, un vienā fotogrāfijā ēkas iedzīvotāji saka, kā mana māja var būt kaut kas īpašs. Un īpaši varētu būt baznīca, muiža, var būt īpaši tie 90. gadi, kad mūsu valsts var būt neatkarība. Un gan pašvaldības, gan vietējās sabiedrības doma bija, kā iedzīvotāji padarīt ieinteresētu, kā viņam parādīt, cik svarīgs ir tas, kas ir viņam apkārt. Un mēs nevaram neko iesākt darīt, ja mēs nezinām, kas mums pieder. Un pirmais, ko mēs sapratām, ar ko mēs varam rīkoties, kas mums ir, kādi aizsardzības instrumenti. Otrais bija jāapzina, kas ir šīs vērtības, ko es nesaprastu. Lūk, un šeit tika piesaistīti eksperti gan no Latvijas, gan starptautiskā līmeņa. Un katrai šīs pilsētu vides ēkai tika veikta īpaša analīze. Šīs analīzes jau mums deva tādu ieskatu un kopāju, kas mums pieder. Mums bija fantastisks 400 koku ēkas, mums bija pilsētu plānojums no 13. gadsimta, mums bija fantastiski jūti, mums bija brīnišķīgs koku dektors un visiem pazīstams dabas mantojums. Lētākais ūdenskritums Eiropā. Un lūk, kā to visu salikt kopā? Un kas ir šī kultūra vēsturisko objektu patērētājs? Un galā ir svarīgi, kā šeit izskatīsies turisti, reģionālā vietējā pārvaldība, nevalstiskās organizācijas, vides aizsardzības iestādes. Un mēs sapratām, ka viņiem visiem ir jāapvienojas, un viņiem visiem ir jāiet vienā virzienā. Un tad radās otrs jautājums, kā viņiem to pasniegt, kā ieteikt, kā iedot šo informāciju, ar ko lepoties. Mēs apkopojām visas savas godalgas. Tā mums rodās 4 lielie baļi, Taigi atsirado 4 didelios grupės. ar kuriem visus nākošos jau no tā brīža, kad viņi tiek definēti 10 gadus, Ir visi šitos 4 grupės 10 metų. tiek strādāts uz katru konkrētu lietu. Pirmais - izpētes, Dirbo būtent tokiuose srityse kaip pirmiausia tyrinėjimas, otrais - mantojuma aizsardzība, būtent apsauga, trešais - izglītošana un sabiedrības iesaiste, švietimas un ceturtais - tēla veidošana un pasniegšana pasaulē. ir vis dėlto apžiūrėjimas ir jo pateikimas. Un šeit mēs pirmo reizi jau dzirdam vārdu pasauli. Pasaulis. Ir man buvo išgirsta tą žodį. Un 1994. gadā ar pirmajām konferencēm un idejām 94 metais su pirmosiom konferencijom ir idėjom. un tālāk jau realizējām mēs ar Latvijas Nacionālo UNESCO sarakstu. Ir daugiau jau mes realizuojamės su nacionaliniu Latvijos UNESCO sąrašu. Un, kā jau es minēju, lielais mērķis paredz to, ka mēs nosakām savus prioritātes. Na ir pats didžiausias tikslas, kada mes nusprendžiame savo prioritetus. Un 4 baļi, ko iepriekš es jums nosaucu, paliek spēkā. Ir 4 būtent tos 4 grupės, 4 šitie tikslai, jūs palieka vis dėlto savo jėgoje. Lai tas notiktu, ir vietējā līmenī jāiekļaujās visiem.
Kad tai atsitiktų būtent vietos lygmenyje, reikia įsijungti visiems. Tad to mūsu vēsturiskā izpētē. Na ir koncepcija būtent tai yra moksliniai tyrimai. Šāda tika izstrādāta arī pilsētvidē. Na ir žinoma, tai viskas yra padaryta miesto viduje. Milzīgs paldies, protams, mūsu projektu nodaļai, kas piesaista finansējumu. Žinoma, didelis ačiū projektų finansams. Bet tas, kā mēs rādām piemēru iedzīvotājiem, motivē iedzīvotāji sakārtot savu vidi. Mes, kai rodome žmogui, gyventojui, tai jam atsiranda toks stimulas, kad jam reikia susitvarkyti tą aplinką, kurioje jis gyvena. Viena interesantākā ir Kuldīgas vecpilsētas ielu un lauku seguma koncepcija. Na, pati įdomiausia koncepcija tai turbūt yra Kuldīgos gatvių, aikščių koncepcija. Es redzēju, ka pie jums ir saglabājies vēsturiskais bruģis. Aš mačiau, kad pas jų yra bruklas mūsų išsaugotas. Un kāpēc, lai jūs neizveidot vienotu stils tik visā pilsētā, kas ir konceptuāli O jūs? kodėl jūs to negalėtumėt padaryti būtent visame šitame centre ir tą bruktą išsaugoti? Čia kalba turbūt eina apie tuos akmenis išdėliotus. Protams, ka tas nav vienkārši. Žinoma, tai nėra taip lengva. Arī mums bija problēmas, jo iedzīvotāji teica, mēs negribam kratīties pa bruģi. Mums viss reiks, bet mēs ļoti veiksmīgi tikām galā ar skaidrojušo materiālu. Mēs izdevām ļoti skaistu vīzi, kurā bija atainotas vēsturiskās bildes, bija ļoti skaisti sazīmētas rokas skices, kā būs, kad būs gatavs. Lai mēs iziet uz kompromisu, mēs piedāvājām izlikt plāksnes starp bruģi, lai būtu vienkāršāk pārvietošanās vāpiņā var ratiņi, meitenē var augstpapēšu turpē un arī cilvēkiem ratiņkrēslā. Lūk, šāds vēsturiski izskatījies ir Kuldīgas rauslē, tad mēs uzplēsnām asfaltu, kurš mums vairs nepatika. Mēģinājām atdzīvināt savu rāslu. Izskatījās, lūk, šī tik briesmīgi, un tagad ir tā. Man liekas, ka ir labāk. Lūk, un tas viss pateicoties ielu, lauku, seguma koncepcijai. Visas mazās ieliņas veidojās tā līdzi. Mēs gribam visu to smukumu, ko ielas un laukumu tagad mums ir, mēs gribam to visu izpušķot. Un kā mēs zinām, katram ir savi izpratni par skaistumu, un mums radās nākošā koncepta ielas un parku apstādījumi. Tā kā viss izskatās ļoti skaisti, tad visi arī par piekrīt. Na, tai atrodo viskas labai gražu, tai žinoma, visi tam ir piktai. Un, protams, var jau smieties, ka mēs pat kasts un skrūvīts nosakām, kāds jāskrūvē. Galima žinoti ir pasijuokti, kad mes pasakome ir kokias dėžes prisisuoti savo ir pasidėti šiukšliadėžes. Bet šis vairāk ir, lai mēs saglabātu savus kokākus un Bet visą tai dėl to, kad mes norime išsaugoti savo būtent medinius pastatus. lai katrs nepiestiprina, kā ienāk prātā. Ir kad žmonės neprisuktų taip, kaip jiems šovė į galvą. Ir kas šovė į galvą. Vai zināšanas un prasmes? Jā, pirmām kārtām jau Mes turime žinoti ir suprasti. tās tekoši tiek restaurācijas centrā atjaunotas un īstenotas. Nu, būtent ir restauracijos centras yra atnaujintas ir vis vyksta veiklas. Viens darbiņš tas ir tas, ko mēs strādājam ar iedzīvotājiem, bet otrs mēs tekoši strādājam ar saviem darbiniekiem, pašvaldībām. Mes ne tik tai du tokie dalykai yra. Mes ne tik tai dirbame su gyventojais, bet mes dirbame ir su savivaldybės atstovais. Jā, tā kā tas ir tāds ilgtermiņa darbs ar ļoti lielu emocionālu iesaisti. Tai iš tikrųjų yra labai ilgas darbas su emocijom. Un tagad viss izskatās ļoti skaisti. Bet jūs jautāsiet, kur jūs tad visam ņemat naudu? Na, tai visą tai atrodo labai gražu, bet turbūt jūs užduosite tokį klausimą, iš kur jūs imat pinigėlius. Un arī šeit man ir atbildi pirms 10 gadiem. Bet ir čia aš turiu atsakymą. Prieš 10 metų Mūsu juristu nodaļa atrada caurumu likumā. mūsų juristai atrado skylutę įstatymus. Un izrādās, ka valsts naudu var ieguldīt privātā īpašumā, Pasirodo, valstybės pinigus galima savo privačioje nuosavybėje ja tas ir valsts nozīmes. naudoti, jeigu tai yra valstybės Valstybės saugoma. taip apsaugoj.
Visą laiką viskas prasideda nuo vieno žmogaus. Ar Sakas nuo vieno ciklo, bet Kuldiga Ar turi Kuldiga tokį žmogų, asmenybę, kaip mes? sėdas, kaip jau mums ir Telšiuose Žebrauskas man susišaukė. Zilečius ir Jā, mums ir paveicies arī. Mums tā Teicās ir viena, Jau padomu laikā Kuldiga bija restaurācijas kantoris. tarybiniais laikais buvo Kuldiga restauracijos kontora. Vēlāk, sākoties brīvās Latvijas laikā, Nepriklausomybės laikais mums paveicās, ka pilsētas galvenais arhitekts bija pagrindinis fanātiks arhitektas buvo fanatikas, uz vēsturisko ēku saglabāšanu, būtent istorinio paveldo išsaugojimui, uz eiro remontu plasmas logu neieviešanu, kad nebūtų plastikinių langų, uz neonu gaismām un reklāmas spīguļiem. kad nebūtų neoninių jokių reklamų. Ne? Jau 94. gadā jau bija tik tālu, kad viņa ģimenē draudēja. 94 metais, kad jau giminė jokis. Viņš turējās. Jis turėjusi, kiek tai galėjo. Viņam bija ļoti labs mēra atbalsts, jo mērs bija arhitekts. Ir jam buvo mero palaikymas, nes meras buvo architektas. Ar jūs negalite užkrato kaip nors kaip ir UNESCO siekiate statuso, būti pripažintais ir paskleisti tą, ką jūs šiandien darote? Aš iš tikrųjų jaučiuosi Europos paveldo dienose, ne kažkokios vienos teritorijos. Nu, tāpēc jau es atbraucu. Važiavau čia, tepikus ir atvežiau. Paldies. Jā, turpinot par Kārli, es gribēju teikt to, ka visiem liekas, ka restaurācija tas ir kaut kas ļoti smalks, un tur ir kristāls, un tur ir vispār zelts un visādas lietas, bet izrādās, ka restaurācija ir ļoti vienkārša. Na, negalvokit, kad restauracija tai yra aukstas, tai yra sidabras, tai yra deimantas, tai yra visai paprasta. Un tie, kas nav redzējuši, cik tas tiešām ir vienkārši, es aicinu aiziet tagad Tas, kas galvoja, kad tai yra kažkas nepaprasto, neįprasto, aš siūlau prieiti prie Karlo, kad vienkārši Kasteris sakārtot savu logu. padės jums kažką tai paveikti, padaryti savo rankomis, ar tiesiog jūs norėsite. Drąsiai. Vienas iš dalykų tai yra montavinis darbas. Plastilinas. Toliau deda iš gerosios pusės. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra, ko gero, problematika su planų rengėjais, su specialistais, nes jie turi būti ir kultūros paveldo departamento atestuoti, kaip kultūros paveldo specialistai, o jų galima suskaičiuoti ant rankų pirštų ir tos vertinimo aktus, tarkim, kur rengia, tai visiškai net ne architektai paveldo centre, tai kartais sunku būdavo susikalbėti, Giedrė tuo metu buvo kažkur tai išvykus ar sirgai, kad aš čia buvau susitikus, tai iš mūsų susitikimo susipykom ir išsiskirti. Iš Vilniaus, matot, geriau matosi. Tai, bet iš tikrųjų, Žagarėje svarbiausia dabar išlaikyti, ką dar įmanoma išlaikyti iki tol, kol ateis karta, kuri vertins. Turbūt va čia tas pasakymas, kad kai dažnai matai, nebematai, ką tu turi. O čia, aš neatsitiktinai paklausiau, ar yra asmenybė Kuldigo, nuo kurio prasidėjo visada vienas žmogus, ar keli, ar grupė, komitetas, ar komisija. Tai, ką nuskanuoja mūsų akis, yra smegenyse tokia sistema, kuri viską atrenka pagal mūsų patirtį. Ir mes matom labai skirtingai. Ir jeigu mes augam vaikystėje kažkokiam apšepusiam mediniam name su kokiais pijokais, tai tikrai santykis, pamatę medinį namą dar aplūžusi, tikrai mes nesukels gerų emocijų. Bet jeigu mes augom vaikystėje, kur močiutė turėjom, kuri ten kokius blynus super skanius kepė, tai vėlgi pamatę namą, mes visai kitaip emociškai reaguosim. Tai buvo tokia mintis, pasidalink grupelė,
ir praeiti tiesiog žvilgsnį labai fokusuojant į konkrečią temą. Ir tiesiog paskui bendrai, kad pristatyt tai, ką mes... Ir išrinkti 3 maždaug vaizdus, kur emociškai patys gražiausi, tokie, ir kur patys bjauriausi. Tai galbūt mums verta praeiti visiems kartu ir tiesiog pasižiūrėti, galbūt pasiskirstom, kas žiūri į tuos objektus, ką aš sakiau, nes kada sutelki dėmesį, tai visai kitaip matai. Nes aš pati žinau, kad aš tyrinėju ką nors. Tai jeigu pradedi tyrinėti langus, tai paskui visur tu juos matai ir visur tuos subtilius niuansus. Bet jeigu šiaip eini, tai tu nieko ir nematai. Tai galime tiesiog, jeigu ryšitės praeiti gabalą Žagarės, galim pabandyti tiesiog, kad kiekvienam duoti užduotį, kuris pasižiūrėtų labai atidžiai. Šie vēsturiskie lodziņu un kurceņi ir brīnišķīgi ar savu augšējo to apdarīt. Šie vēsturiskie lodziņu un kurceņi ir brīnišķīgi ar savu augšējo to apdarīt. Bet pirmais stāvs ar neritmiskiem logiem un ar milzīgiem plāniem. Iškart pastebėjau, kad labai gražiai įsilaikęs ir labai gražiai architektūra langų yra viršui ir labai negražiai išdėstyta nelygiai ir netvarkingai sudėti plastikiniai langai apačioj. Un tad ir noteikti, kad ir vajadzīgs mūtēm tehnoloģijas un vajadzīga arī dzēsēšana, bet to visu var skaidri paslēgt roku kastēs. Viską labai gražiai galima paslėpti medžio dėžėse ir sutvarkyti vienodai ir tvarkingai pagal viršų. Varbūt, kad tās palotas varētu nebūt no spītīgāk, bet no kaut kāda krāsot vai kaut kāda mierīgāk, tad, kas tai pilsētai piedot. Ir palangės turėtų būti ne tokios blizgančios, o kažkas ramaus ir paprasta, kas derėtų prie pačią miestelę interjerą. Kalbant mūsų grupė apie langus, tai vienas dar išlikęs langas nepakeistas ir iš karto langų dar yra, kad ir padalinimas, bet jau tos lištelės yra storesnės, platesnis padalinimas. Dabar keičiat naujus langus, dadat lištveles, plonytės ir jau visiškai kitas tarsi šalia 2 langai, kur visiškai paprasta buvo padaryti, nes tu turi koksai pavyzdys, o jau pakeista ir nebeišsaugant. Un ja tajā ēkā jau ir bijusi pārdotu, un mēs redzam, ka viņš jau ir izveidojis tādu laukumu reklāmai, tas ir tikai ar krāsu krāsots un nekāds gaismas reklāmas, nekāds tās te vairākas pēc kārtas virsū, jo tīrāk fasādi, vienkāršāks noformējums, jo katrai mājai piestāv tas, kādu periodu pat tā ēka. Tātad tās ir oriģinālās lietas tajā ēkā. Satoties tieši, iekrist pilnīgi acīs, kā ir noticis tā pārvēja. O šitas visas kaip jis pastatytas, visa ta statybinė logika, jinai visa tokia abėcėlinė sugula ir labai gražų pasakojimą. Ir aišku, tada, kada jis kompleksiškai visas išlieka su visom detalėm, jo vertė tikrai yra didelė paveldo. Čia būdingi labai Žagarė jūsų. Ir tai iš šonuose dar tokie paplatinimai, ką kitur niekur nemačiau. Tai aš tą irgi noriu paklausti. Labai skirtinis. Ar fasaduose pastebit, ką nors įdomaus? Pastebim ir detalės virš durų ypatingai, stiklo suskaidimas labai subtilus. Nes čia yra senas mūras ir jisai yra kalkinis, necementinis, turbūt taip. Ir kada yra kalkinis, jis iš vis ant kalkinio pasodindavo rastą. Ir kalkinis tinka su medžiu, jis draugauja. Tai yra labai rankų darbas ir toks atidus. Šitas labai mielas. Ir užtat tas kreivumas, tas toks nevienodų elementų panaudojimas, jis duoda labai malonų įspūdį, nes gamtoje niekur nėra vienodumo. Ir čia atkartoja gamtos kaip ir tą dėsningumą. Dabar, jeigu kalbant konkrečiai apie duris, tai jos, kaip aš sakau, jau į tą pusę, kad geriau kopiją pagaminti. Nes yra tų praradimų jau tikrai daugiau negu 30%, tada jau pradedi vertinti, ar apsimoka ar ne. Tiesiog, jeigu finansiškai iš tokios komercinės pusės, jeigu yra užsakovas, aš kaip atlikėjas, tai jau čia, nes cieli įsprūdai yra viršutiniai. Apatiniai yra
nupuvę, kairysis yra perskilęs gerokai, dešiniajam yra invazijos visokios spynos, tai jau čia prarasčių daugiau negu pusė praktiškai. Bet jeigu užsakovas sako, aš pro šitas duris vaikščiojau nuo 3 metų, man sentimentai, vaikystė, esam tvarkę ir dar prastesnių. Tiesiog ekonomiškai, brangu tai yra. Bet emociškai Tai yra vertinga. Vertinga ir labai. Dabar žiūrėkit, su langais yra iš karto pirmas kriterijus, žiūrit į vyrius. Vyriai jau yra pridėti sovietiniai. Tai vat kaip čia ir kas vyko su tais langais, jau sunku pasakyti, bet gali būti, kad pačios staktos ir apvadai yra originalai, o varčios jau kažkuriuo momentu pakeitė. Ne kažkuriuo, bet jau čia yra sovietmetis. Meistras iš Latvijos sako, kad gali būti aišku, kad apatinis rastas yra nupuvęs ir reikės jį pakelti namuką ir apatinį vieną, gal kelis rastus pakeisti. Vėlgi pamatas toks, kokį matėm tenais. Labai gražiai padarytas iš akmenų ir labai gražiai nutinkuota ir netgi padaryta nuolaja. Viskas va taip, kaip reikia. O daugiau panagrinėjus, jeigu tą konkrečiai laiduką, antroj pusėje jau šitokio pamato nėra, jau sienos išpuvę taip, kad su skudrais užkišta ir apkalta buvo toli. Ir vėl visiškai kiaurai netrasdami. Pernai, man atrodo, buvo. Bet ar Mokytis turėtų būti pavyzdžių visiems kitiems. Langai čia jau keisti, bet va taip kaip sutvarkyta viskas ir taip kaip ir užkonservuota. Iš karto eini ir va tikras tavo nuotaika yra, bent man, nežinau kaip jum. Ir va tos durys su apvadai, su langiu. No vienas puses labi, ka viņi atstāja to un neko nav sabojājuši, jo tad, kad viņi sapratīs, tad viņi būs laimīgi, ka viņi nav sabojājuši. Bet, galvenais, lai viņi neiet bojā. Pavyzdys, kaip turėtų laikyti. Iš vis lietvamzdžius būtina valyti kasmet net 2 kartus peržiūrėti, nes lietvamzdžiai yra vienas iš būtinųjų priežiūros tų darbų, lietvamzdžių valymas. Nes jie pridaro labai daug žalos architektūrai. Kalis un Sintija, ką jūs domājat tagad, kā redzējat Žagare, kāda viņa izskatās, kāda viņa ir, un kā jūsu acīs, kā viņa izskatās, un ko jādara. Tā kā mūsu valsts nav tāda, kā jūsu, mums nedod naudas, mēs viņu nevaram tā dabūt. Un ko jūs, ja jūs būtumēt tagad Žagare, ko jūs? Manuprāt, pareizā pieeja būtu tā, ka vispirms tiešām uzskaitīt un novilkt to līniju tam vērtīgajam, kas saka, reģionam apkārt. Jūs teiksiet, bet mums ir arī tur Muežiņa, tur tas vēl tāda laba mājiņa. Un iezīmēt apkārt arī tās mājiņas, kad tātad viss labais, ko mēs darīsim ar savu lielo mērķi attieksies uz šo konkrēto teritoriju, to māju ar adresi, to un to. Tā jūs vismaz sapratīsiet, kas man ir. Savo keli procentai. Tai va, visų pirma, labai noriu padėkoti ir man iš tikrųjų didžiulė garbė ir malonumas, kad aš turiu galimybę kartu su jumis pabūti čia, pabendrauti ir pasikalbėti, nes labai šiaip gerbiu jūsų amatą ir specialybę, pats esu mados ir grafikos dizaineris. Tuo pačiu irgi savo darbę ypatingai susidūriu stipriai su kompozicija, su estetika, su išliekamąja vertė, ypatingai kada aš šiais laikais. Aš šiaip aišku dirbu pagrindę su web maketais, viskas yra ekranuose, bet kadangi ekranai yra mūsų ateitis, kaip bebūtų jau iš to niekur neišeisim, tai ten irgi visko pasitaiko, lygiai taip pat kaip ir žiūrėjom tuos uždarkytus veidus, matant, jūs pati minėjot, kad į fasadą reikia žiūrėti kaip į žmogaus veidą, tai lygiai taip pat mano darbė irgi pasitaiko visų šių dalykų, nes tai yra lengvai prieinama, tai yra lengvai padaroma ir kiekvienas gali, kaip sakant, būti
būti tuo dizaineriu ir pasiūlyti kažkokią savo viziją. Tai va, o su šituo namu pradėjau gilintis į istoriją šito pastato labiau ir tiesiog supratau, kad pastatas buvo bet kokia atveju viešos paskirties. Tai yra Laurinavičiaus fotogalerija Progress. Ir tiesiog man atrodo, kad būtina ne tik išsaugoti tą patį pačius fasadus ir juos atkurti tokius, kokie jie buvo, bet ko gero idealiausias variantas yra iš viso atkurti pastato paskirtį, kad jisai tarnautų viešajam sektoriui. Tai man tiesiog pasirodė, kad būtent menas ir kultūra greičiausiai šitam pastate galėtų atlikti puikią misiją, nes iš esmės kultūra ir menas tai yra išliekamosios vertybės, iš kurių tiesiog galima kurti ateitį, galima perduoti ją ir tiesiog va taip gavosi, kad visgi nusprendžiau bandyti šitą savo jau vadinu gyvenimo projektą, nežinau.